Vieną kartą gyvena du berniuką. Katrai turėjo tik vieną tikslą – apgauti visus Lietuvos žmonės. Tačiau laikui bėgant, aniai nusprendė tapti geresnė žmonėm, į visų atsiprašyti. Sveiki atvykę į naują Nešvankiai video. Šį kartą viskas kitaip, šį kartą viskas gražiai. Mes supratom, kad padarėm daug klaidų, sugadinom daug santykius. Ir šiandien atėjo ta diena, kai mes norim atsiprašyti. Ir jeigu klausėt, kasgi yra prie senelio, tai yra nykštukas. Ir pagal aprangą, ir pagal ūgį. 5. Tai mes ir vyksim atsiprašyti su dovanomis. O kasgi viduje? Pasižiūrim. Nu va. Tai iškart pradėkim nuo to, kad turim labai gražų atviruką. Atsiprašom. Paprastai, viskas aišku. Tada turim, aišku, gerimukų visokių spalvų, pulso skanių. Ir turim žvakutę. Tai dabar jau čia tokie, žinai, jau su kvapu skaniu. Čia jau tikrai kvepia. Tai jeigu kas nors norėsit šitą pareklamuoti, jau drąsiai galite reklamuoti. Tai mes šiek tiek paturbinam ir dabar jau yra tikrai įkvepianti žvakutė. Ir aišku, bambuliukų ant eglutės, nes kaip eglutė be bambuliukų. Aš manau ir vieną, žinok, pakabinam. Op. Senelis to, nu tu begėdis koks. Nu gerai, keliaujame. Nu kažkaip negalvoju, kad tokie labai geri bambaliukai. Pirmieji anų sąrašy buvo radijas stotis Power Hit Radio į televizijos kanalas TV3. Matyt, tudija kanonų karjerą įprasidėjo. Oho, ir atvykom į TV3 Power Hit Radio. Bandysim atsiprašyti ir ten žmogučių, prisidirbę esam labai stipriai. Tai Dovanas nieko nelaukiam, keliaujam į vidų. Bėg. Mes į Power Hit Radio. Ho. Oi, kaip čia atsiprašom, kad trukdom. Mes prisidirbę. Atėjom prisidirbę stipriai ir atėjom Atsiprašyti. Kokie tau skaniausi yra pusryčiai? Man svarbiausia, kad būtų kavelė, Taip, įsijungti YouTube, taip. įjungti Nešvankiai YouTube kanalą ir tiesiog mėgautis jų turiniu. Koks tu geras esi, aš negaliu. Jis žinai, ką dabar padarė? Jis išsireklamavo savo YouTube kanalą. YouTube realiai, parašyk Nešvankiai, YouTube yra, tu velnė. padaryt, kas priklauso. Galvojam, pradėsim naujus metus švariai. Bet čia tiesiog, kad būtų ant sąžinas ramiau, bet ne dėl to, kad iš tiesų gailitės. Ne, mums apšė. Žinom, kad ieškot tų zambaliuko, ne? Turim. Pilna. Pilna. Laurai. Visko turim jums čia. Mes nenorim irgi jūsų palikti vienu, tai norim, kad... O, likė sušiai. Nes ilgas yra jo, čia tai, žinai, kur Eik, tu savo. Tai labai kviečiu įvaryti. Nu gerai. Kelias vis tiek žino daug, ką reikia pasakyti. Nu gerai, tai. Kaip ir minėjom, studijoje atvyko Kalėdų senelių komanda, žmonės Nešvankiai. Nešvankučiai du. Norim atsiprašyti influencerių, Jo, norim atsiprašyti žiniasklaidos, norim atsiprašyti TV3 žinių, norim atsiprašyti Edgaro su Laura, norim atsiprašyti portalų, norim atsiprašyti draugų, norim atsiprašyti giminaičių norim atsiprašyti tikro Kalėdų senelio. ir norim atsiprašyti visų klausančių, kurių nematom, bet galbūt jūs esate tie žmonės, kurie buvot apgauti, pamatėt kažkokią naujieną, o ten buvo kas? Nešvankiai. Nešvankiai. Nu. Arba tų, kurie dar bus apgauti. Oi. Jezu, bet jūs tokia gražiai kalba, aš neklojimų Nu vaikinuką nepamiršai dienraščių, todėl nuvyka į L rytą. Atvykom į L rytą, irgi ten buvo cirko pridaryta. Ui, kiek esam pridarę, bet dabar atėjom atsiprašyti. Labą dieną. Labą dieną. Kalėdų O mes čia- senelė atvyko. Į L rytą pataikėm. Ne į Elrytą. Kur L rytas? Goštauto gatvė. Oi, Velniai grieb. Nu ir atvykom į L rytas atsiprašyti. Dabar jau tikrai gera. Sveiki. Ar į L rytą pataikėm? Mes atėjom jums palinkėti gražių kalėdų. Ir atsiprašyti atėjom. Kas čia atsiuntė šitos Kalėdų senelis? Čia Mes kažkoks jau- kanalas. Kažkoks Nešvankiai ten. Nešvankas Jie kanalas. ten prenkina kažką dar. Susitaikom, ne? Liuks! Nepykstat. Ačiū. Ačiū.
Elrytas super. Elrytas geriausias yra rytas. Kaip dabar išeisim? Laiks atsiprašyti ne tik didelių įmonių, bet į tikrų žmonių. Tai vykstam pas Ledą Zymantą. Kitas kalėdų senelis, kitas mūkas. Atvykom atsiprašyti, ten kažką prisidirbam biškai, Kažką gal pasikaršiavom, kažką gal netai pasakėm. Aš irgi norėjau atsiprašyti, aš manau, kad aš irgi netą pasakiau kažko. Tai mes mes dabar- turi. Tai, Jo, turi, nebent jūs nerūkat. nu ten dar kažkoks pakvietimas yra, aš nežinau, ar tu matei į įrašo studiją. Ar kažkaip. Mačiau, ateisiu tikrai. Ledas Zymantas ateis į įrašo studiją. Nu va. Girdėjot? Taip, tikrai. Nebeheitinkit mūsų, prašau. Va. Tai dabar mes broliai esam realiai. Jau. Jau viskas. Nu tai gerai. Ačiū labai. Ačiū labai. Ačiū. Ačiū labai. Oi. Pavargas senelis, po darbų valgyti su mane. Tu ateik nikštuk. Tai užsisakom aš iš Bolto. Aš iš Volto. Tai vienu metu. Nu, spaudžiam. 1, 2, 3, op. Labą dieną. Čia pataikėt. Taip, užeikit. Tuoj, sekundėlį, Mes žiūrėk. norim Atsiprašyti norim, vat, dovanėlę. Atsiprašyti ir padovanot padovanėlę. Taip, prašom. Gražių jums Ten tokie vaikinukai stumdėsi, kurjerių grumtynės darė, o mes atsiprašom už juos. Berniuką nuvykę atsiprašyti prie katedras paprastų žmonių. Buvo užpolti milijoną elfų. Filming. Nu tai, padaizdį. Kas čia vyksta? Ir štai. Jaunimas tiesiog vagia. Oi, tu savo. Nu gerai. Ir mumuš tiesiog. Oi, Au! Ai! Подожди. Ne. Подожди. Ай. Senelis, kai jau nebegražus. Nu? Да, eina. Vo. Одну? Okei. Хорошо. Kas čia? Нет, по одну. Okei. Liuks. O, čiubaba. Su kalėdom. Viskas. O. Džiagi. Aišku, nepamirškam ir Elanka, katrai berniuką apgavo su didžiausiu 50 Centą skandalu Lietuvo. Ir atvykom kur? Į Elanką. Čia irgi esam padarę nesąmonę. Sveiki. Ho. Mes trumpam sutrukdyti norim. Taip. Mes atvykom atsiprašyti. Elanką. Taip. Už viską, ką esam blogo padarę, norim nusinulinti, susitaikyti, kumštį padaryti. Taip. Galim susitaikyti. Visi tokie nenori taikyti su mumis. Mes galim jums dovanėlę perduoti. Žinot, kon, lekam ir į kitus dienraščius pažiūrėti, konsutas yra pridirbę. Atėjom į 15 minučių. Taip. Ir Pataikėm? žmonės. Norim atsiprašyti 15 Taip. minučių. Šiek Ir tiek- žmonės. Nu, prisicirkinam. ten. Prisidirbom mes čia per tuos visus metus, tai norim nubraukti viską iki nulio. Taip, atsiprašom tikrai, kad atleidžiu. Atleidži iš karto? Liuks. Liuks. Gali Gali būt. atleista. Viskas mums atleista. Susitaikom? Ačiū labai. Jas. Ho. Yra uždėtų tokių ženklų daug. Mūsų niekas įleisti nenori, mes tik atsiprašyti norim. Mes geri žmonės esam. Ar galim, Turim. galim mes čia padėti dovanėlę, mes atnešėm Va, jums jums tikrai. į Delfį. Į Delfį, nes mylim. Atsiprašom. Atsiprašom ir už gerbiam. viską, ką Viskas. esam blogo Ačiū. padarę. Ačiū. Gražių švenčių Delfį Taip, kolektyvas. Delfis, liuks. Labai atsiprašom jūsų, kad kartais... Taip, kartais gal apgavom. Padarom nesąmonį ir apgaunam. O kur elfas mano? Ar matėte elfą kažkas? O, tu čia! Mažas, todėl nesimatau. Ne dėl to, kad elfas. Ho! Jums dovana.
Atsiprašom, kad... Gėrimai du labai skanus, patiksim labai. Atsiprašom, kad mes išleidom video, kur jums nepatiko. Oh, Merry Christmas, my brother. Go. Oi. Atsiprašom, kad taip mėtėm tą. Už viską. Nu, jis krepšį išmėtė tavo, tai negražiai daro O, jis. mes čia prisidirbę, tai iš karto atsiprašom. Tai atleidytų mums. Ačiū tau, paspaudžiam. Nu. Berniukai nusprendė ne tik atsiprašyti, bet ir padėkoti už tos gražius metelius. Tai situacija įdomesnė tokia, Kalėdų senelis nesitikėjo į kalėjimą važiuoti šiandien, bet vat, turim ką turim. Ir turim patį šaunuliuką. O, labą dieną. Labas vakaras. Labas, aš esu elfas. Mes norim tau padėkoti, kad tu prisidėjai prie mūsų kūrybos šiais metais. Taip, labai stipriai. Mes savo karjerą kaip ir baigiam jau. Gal tai laikas... Tau tai geros karjeros, žinai. Tau tai žaidėjimo. Mum jau šabakštą. Ačiū labai. Čia yra ir atsigerti, ir atvirukas, ir žvakutė. Nu čia jau rasi, žinai, sako vis tiek. Visko, ko reikia geram vakarai. Švankiai, ačiū jums. Aš tikiuosi, kad jūs apsigalvosit ir kad jūs toliau vanuosit. Stop. Kalėdų senelis atvažiuoja net ir pas didžiausius žmonės. Mano vaikai. Ačiū tau už viską. Ačiū, kad buvai su mumis. Ačiū, kad dalyvauji visur. Ir viskas. Daugiau su tavim nieko nedarom. Ačiū Dievui. Jis dar pasipuošė glutę, viską. Vienas iš pirmųjų buvai, kuris pamatei mus. Tai ačiū tau labai. Ačiū už viską. Ačiū. Apsikabinam. Viskas, mes nutraukėm savo veiklą, paskutinis mūsų video ir ačiū Dievui. Laurinukai. Kaip gyvuoji? Atsiprašyti atvažiavęs? Nu ar pyksti? Ne. Mes labai atsiprašom, bet atvykom netuščiom. Mašiną. Atvykom tau įteikti Bentley! Klausyks. Šito Bentley prieš 3 savaitės dar vienas žmogus buvo atvažiavęs taikytis. Tai perpirkom, žinok. Perpirkom. Taikymo mašiną. Žiūrėkit, abudu su to pačiu mašinom. Numerį tie patys. Tai lipk, broli, viskas. Matėm ten komentaruose, kad tu pyksti kažkodėl mūsų. Labai blogai jautėsi tu, tai... Įskaudintas esi labiau negu po skandalo? Kad neinteligentai mes esam. Ar mes neinteligentai? Nu, apie ką, būtent. Mes bandom pasitaisyti, tai norim tau padovanoti dovanėlį, atsiprašymo dovanėlį. Atsiprašymo. Čia irgi antrankiai. Ne, čia jau visko, ko širdelė gerai. Tu buvai mūsų jau finalinis žmogus. Viskas, uždarot projektą, ne? Ne, atidarėm su tavim ir uždarom. Darbu, kad nepyksta. Nepyksta. Veikit ir... Mylim, bučiuojam. Oi. Kas nesupranta jų problemos? Oi. Mes irgi tai bandom sakyti. Tai gal dar pabučki vieną. Per 2023 metus vaikina įkėlė 13 YouTube video. Per anus įvairias būdas atgavo 40 žmonių ir įmonių. 3 kartus buvo parodyti net per vakarą žinias ir daugybį kartų paminėti straipsnių. Surinka beveik 28 000 prenumeratorių į virš 1 milijoną peržiūrų. Tai ta proga padovanokiam berniukam kalėdinį dovaną ir užbaigiam metus su 30 000 prenumeratorių. Paspauskiam subscribe ir iki kitų metų.